Jo, pirma taisyklė, nusiimkit batus, nusiaukit batus. Šiaip negalima sporto salėje, mane kartą išvarė, sako, ko tu čia be batų. Nežinau, čia svoriai pas mus skiršis tikriausiai, jo. Tai pabandysiu. Aš tai darau su 250. Tai jau čia nepaimsi, žinau. Kaip dažnai keiti batus bėgimo? Kilometražas per metus būna 10-12 tūkstančių. Per metus 10-12 tūkstančių. Jo. Čia kaip mašinas išėdė. Tepalus keisti reikia? Ir tai išėdė 10 parų, jo. Turi dar kitų gyvenime hobių, kas patinka, ko domiesi, ką užsiemi, nežinau, kolekcionuoji markutės ar nors? Tai video žaidimai. PlayStation. PlayStation žaidė? Jo. Kelintą turi? 5. Sveiki žiūrovai. Randamės Lemone Perkūnkiemio. Tų Lemonų yra Kaune norėjus, Vilniuje, Kaune tiek daug, kad dabar jau sunku suprasti, kur kuris. Iš tikrųjų, ačiū labai didelis Lemon Gym sporto klubui, kurie mus priima, įsileidžia filmuoti. Ir šiandieną turime antrą laidos dalį, kurioje mes su Sane, kaip jam patinka, kad vadina, pasportuosim. Tai pradėsim nuo ko šiandien. Nuo apšilimo, stretchingas, tempimo pratimai kažkokie, tai apšilimas, volavimas, nes dažniausiai ateinu į salę po treniruotės, tai reikia raumenį paruošti vis tiek. Po bėgimo treniruotės, taip. Kažkur tai praėjus 2 valandom aš pavalgau, pamiegu ir tada einu į salę. Kiekvieną dieną mėgi? Šiaip. Jo. Pietukų miegas pas tave? Taip. Dažniausiai yra. Čia yra, kiek šnekamės su tais profesionaliais sportininkais, kurie to gyvena, tai pietukų miegas, visą kitą galima palaukti, bet pietukų miegas privalomas. Ok, dar mes prieš filmavimą iš tikrųjų šnekėjomės, kad tu nedarai viršaus treniruotės, nes, kaip minėjai, kadangi esi buvęs irkluotojas, tai pas tave to viršaus vis tiek bazė likusi, parodyk raumenukus. Jo, čia ne bėgiko raumenys. Tai šitoje vietoje tau labai to tonuso ten nereikia, vis tiek darbas į apačią kūno korpusą, ne? Taip. Dažniausiai darau pratimus kojos, presas, nugaros apačia. Viskas. Tai pabandysim padaryti tada tavo treniruotę ar galbūt kažką įkišim. Parodysi jo savo pratimus. Gal galėsi, parodysi pratimus naujus kažkokius tai kojom. Pasportuosim. Jo. Tu pasako, ką darysim? Tai gali su batais būt, man tiesiog patogiau be batų. Ja, tai jeigu jau pasaulio čempionas be batų, tai kaip aš. Jo, pirma taisyklė, nusiimkit batus, nusiaukit batus. Šiaip negalima sporto salėje, mane kartą išvarė, sako, ko tu čia be batų. Jo, okei. Tai aš pradedu nuo blauzdų. Va, čia tiesiog atsistoju ir darau tempimo pratimus. Nedaug, po 20-30 sekundžių pastoviu ir viskas. Aš dabar suprantu, tau tiesiog prasibėgus, toks pratempimas jisai reikalingas. Bet irgi dabar tiek straipsnių yra, kad aplamai tempimo pratimai nepadeda, o atvirkščiai kenkia, tai aš nežinau, aš toksai... Dabar žinai šiaip, kad dažniausiai ką šneka dabartiniai straipsniai, kad tempimo pratimus reiktų iškelti į sekančią dieną, arba jiems daryti iš atskirą treniruotę, nejungiant prie viso esamo fizinio krūvio. Atseit tai nėra gerai. Old schoolas, aišku, pasiginčytų, nes jie netgi tarp pratimų mėgsta pratempinėti. Taip. Tai dabar aš irgi toks, nežinau, kaip čia geriau. Gerai, bet mes vis tiek biškį prasitampysim. Gerai, dabar keturgalvis. Pas mane irgi su lankstumu. Visi daktarai, visi fizioterapeutai sako, kad pas mane labai žemas lankstumas. Ta prasme, visi kampai labai maži ir nežinau, čia gerai ar negerai. Pasimaži. Pas mane pamatyti. Šiaip ultrabėgimui gal tas lankstumas ir nereikalingas, nes reikia visą laiką mažesniais žingsniais subėgi ir kuo mažiau energijos išeikvoji bėgdamas, ta prasme, bėgi ant tų tamprumo, išnaudoji tą energiją. O gal, pavyzdžiui, tai yra privalumas, nes jeigu esi lankstesnis, mažiau lankstesnis, gal tos visos sausgyslės, kremzės yra truputį stambesnės, mažiau įsitampiusios, gal mažesnė traumų tikimybė?
Nu gal, aš nežinau, čia gal dabar jo. pasiklus komentarų kalnas, kad čia nusišneki, bet maybe. Jo, dar šonus, biški. Bandau privalumus surasti. Taip. Aš irgi visą laiką sakau, bandau teisintis visą laiką prieš gydytojus, kad čia privalumas. Nu. Sako, vis tiek reikia normą kažkokią tai turėti ir... Na, bet gerai, o kas tas normas nustato? Nu, nustatyta visų... Prieš 20 metų kažkokia knyga? Gal. Taip, ką aš čia dar darau? Nu, taip prasitempiu irgi priekį. Neipatingai daug darau. Paskui valavimas irgi. Stengiuosi visas raumenų grupės. Bauzdas. Apatinės. Apatinės. Jo. Šiaip iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad žmonės pradeda suprasti balavimosi naudą ir pradeda daugiau ir daugiau baluotis. Nes paėmus dar kokią keletą metų atgal, tai tikrai mažai kas. Tie bolai būdavo vienas kitas sporto klube, o dabar jau žiūriu nugaras, kojas, baluojasi, pradeda jau suprasti. Po vieną koją darai ir iš karto? Jo, po vieną darau. Nes arba reikia tokį imti su toksai su adatom, nes nejaučiu, kai ant dviejų sėdžiu. Nugarą irgi. Oi, gerai, čia praėjo. Nugaras smagiausia dalis būna, ne? Jo. Keturgalviai. Kiek laiko užtrunka tavo treniruotė? Neilgai, maždaug apie valandą. Būna ir... Su tempimais su viskuo jau valandą laiko? Jo. Ai, tai tokia gana greita. Greita, jo. Kiek maždaug pratimų gaunasi? 6 pratimai. 5-6. Daug. Jo, aš toks, galima sakyti, tinginys. Gal, bet... Dabartinės metodikos jau ir sako, kad daugiau negu 5-6 nebereikia. Mėgsti intensyviau? Jo. Ne tai, kad mėgstu intensyviau, gal negaila laiko, tiesiog atsibosta ilsėtis. Nežinau. Aišku, čia negerai. Kiek žinau, reikia 2-3 minučių poilsių tarp pratimų. Dažniausiai netgi sujungiu keletą pratimų į vieną. Sakykime... Supersetus toks, ne? Nu jo. Presą. Rinkuosi keletą pratimų arba vieną iš 3. Arba šitas. Keliu kojas. Nežinau, po 10 kartų, po 20, kai išeina. Arba ant to treniruoklio. Arba pasiimu... Ratuką aš mėgstu irgi. Ratuką, jo. Labai užkrauna gerai. Aišku, su tiesiom kojom nedarau, ant kelio atsistoju. Norėjau klausti, gal tiesiom kojom padarai? Ne. Bandės? Gal... Leba, reikia nuo žemės. Plyškas kas nors. Ne, neeksperimentuok per mano laidą. Nenoriu būti atsakingas. Ir tokie keletas irgi pusiau apšilimui, pusiau spec pratimai. Čia mes kaip nors... O, žmogus išėjo. Vienas iš jų būtų... Šokinėsim? Ne. Tiesiog užlipimai ant vienos kojas su į viršų. Ar čia svarbu aukštį pasirink kažkokį? Nu, kad patogu būtų, aš nežinau. Man čia gerai. Dabar čia tiesiog ką, užlipti ir... Užlipti ir nulipti ir viskas. Jo. Po 10 kartų su viena koja irgi darau. Viena koja 10 kitą? Jo. Užkrauna kaip tik bėgiko visą šitą. Ai, toks aktyvavimų, ne? Jo, aktyvavimas. Gerai, aš kada nors būsiu bėgikas. Čia žemiau. Dar yra toks kitas man parodė trenerį. Biški toks reikalaujantis koordinacijos irgi užlipimas. Bet va taip, va, pastatai koją atvirkštinė ir irgi užlipi čia. Aš jaučiu nusiversiu. Jo, čia atsargiai. Čia geriau būtų medinė dėžė. Jo, irgi po 10 kartų. Man lengviau, pas tai aukštesnį šitą.
Nesvarbu, neišgriūt per stiklą. Dar kitas pratimas. Tiesiog su viena koja atsisėdi, atsistoji. Dabar man lengviau. Sėdi, atsistoji. Kurį lengvu. Jo, galima reguliuoti savo, ko žemiau, to sunkiau. O padarytum pistoletą, tą žinai vadinamą, kur... Su viena koja, tipo, atsisėdi. Jausiai, bet... Ne, nepadaryčiau. Eksperimentuoju, ne per mano laidą. Viskas, einam prie sunkesnių. Intensyviai mėgti, ne? Jo. Gerai, tinka. Blauzdom. Galima eiti į tą pusę, bet ten žmonių daug bus. Galima paeksperimentuoti čia padaryti. To, aš paimsiu blyną vieną. Mano batai kaip koinė, žinok, minkščiu. Čia šitų imtynininkų, ar ne? Daug kas galvoja, sako, arba didistų imtynininkų, šiaip tai čia yra kočiokų. Aha. Bet jie, žiauriai universalus, jos vis boksuojasi. Geras. Jo. Na ir blauzdom. Čia pirmas pratimas būtų atsistojęs tiesiog su viena koja. Tu manai, ne per maža amplitudė gaunasi? Vat ir sakau, vat reikia gal blyną didesnį paimti. Jo. Po vieną koją? Jo. Ką? Taip. Pažiūrėk, ar aš gerai darysiu. Easy. Kiek pakartojimų darai? Su tuo sugyra tai dažniausiai iki 10, paskui jau pavargsta koja labai. Šiaip aš žinau, kad... Pilnai ištempi? Nu, bandau, jo. Ir kiek žinau, su blauzdom reikia didesnių kiekių. Jo, tai būtent high volume vadinamas. O kaip su greičiu? Irgi čia tas variantas oldschoolinis ir lieka, kad į viršų kažkur sekundę, žemyn ilgiau. Dabar žinai kaip sakoma, kad pasirodo tampa svarbiau apatinis taškas negu viršutinis. Aha. Nes atseit būtent į apačią blauzdos ištempimas turi daugiau įtakos pačios blauzdos augimui. Bet čia labai svarbu neperspausti, kad nesusivarys šiturais išsaugysliu, nes kiti būna pertempę. Žinai, jeigu su svoriu į apačią ištempsi pačioj stipriai, tu gali pristampyti paskui. Taip, pas... Nu, parodykit tu darai. Ar viskas, aš pavargau. Taip, kitą pratybą einam. Kiek daro pakartojimų šitokį? Visų dažniausiai darausi po 4. Po 4 pratimus? Nu, kaip ta prasme, 4 jo. Po 4 priėjimus. Priėjimus, jo. Dažniausiai dabar darausi su šituo. Man su šituo lengviau einasi ir jisai, man atrodo, mažiau galima traumą rizikos. Nes šonė rankos matyti į priekį. Taip. Nu, apšilimui aš padarau tuščią, su tuščiu grifu. Irgi. O čia dabar darydamas, tu pats akcentuoji labiau į nugarą? Va, čia klausimas, nes aš darydavau anksčiau su nugara. Man sakė, pas tavę hamstringai labai lankstumas mažas, tai daryk hamstringoms. Tai dabar darau ant tiesių kojų. Jo, tai nes jeigu darai ant tiesių, tai tu tada eina hamstringo viršus labiau ir sėdmenys. Jo. Nes jeigu pradėtume lenkti kojas daryti tą vadinamą tokį deadliftinį, tai tada būtų jau daugiau nugarą, žinai, krautis. Nežinau, čia svoriai pas mus skirščius tikriausiai, jo. Tai pabandysiu. Aš tai darau su 250. Tai jau čia nepaimsi, žinau. Gramų? Ir čia aš irgi po truputį dadedu svorius. Pradedu nuo... O čia dabar jau kraunam. Po truputį. Pradžiai didelius blynus gal dedama, ne? Jo. Po kiek čia turėsi? Po 20, jeigu surasiu. Taip, vieną suradau. Yra dar vienas? Va. Aha. Gal net nerakinam, ar rakinam? Ne, nerakinu aš irgi. Tai hamstringus darysi šitų svorių? Jo. Čia nėra blogai.
10 pakartojimų darai? Jo, jeigu mažas svoris jo. Jeigu didesnis, jau mažiau eina. Čia dar mažas svoris. Nu, aš dadėsiu dar, nežinau, kiek galim. Kiek, filmavimų galima daugiau. Tai filmavimų mažas. Svarbu tik neprisidaryti ko nors. Paskui, žinai, už kadro. Greitai atvažiavo. Noriu jausti kalbės jausmo, kad kažkur kažką perspaudėm. Gerai. 2 po 10. 2 po 10. Paskui žiūrėsim dar 2 po 10 nudėsim. Išeis, neišeis. Tai va, poilsis koks turi būti? Aš tai pradėčiau jau vėl. O reiktų 2 minučių. Kiek širdis rodo? Darbą dabar. 8-4. Rimtai? Da, pažįs pas mane. Aš tai pagal tai dažniausiai pažiūriu, žinai. Ten kiek atskirti, žinai. Nu, vis tiek čia nespėja pakilti. Čia ant kreatino varai iki... Nu, žinai, vienas dalykas yra mano, kokį aš galiu pernešti kokį tavo, žinai. Kiek ten tau buvo? 8-1, 8-4 buvo. Mano 113. Skiriamės truputį. Bet jo, darom. Su 8-3 tai čia tikriausiai be sustojimo gali varyti. Nu, darom. 10, ne? Nu, davai, 10 bandom. Kiek širdis? 8-8. 115. Ką tik pabaigiai. Jo. Bet aš vis tiek nepasitikiu be diržo. Jo. Jie lagina, tiesiog mes važiuodami diskutavom su operatorium. Sakom, nu jie vis tiek lagina, nori, nenori. O! Čia jau darbinis, ne? Jo. Čia yra apie kokį 90 kg. Aš nesu tiksliai ekspertas, kiek šitą sveria. Grifas 20 gal sveria. Ne, neturėtų mano sveria. 20 sveria ta ilga olimpinė štanga. Tai čia manau koks 12 gal. Tai virš tavo svorio daroma, tai kaip hamstringam tai yra daug. Jeigu palyginsi irkluotojus, kurie daro su 200. Hamstringų, ne, tai nelygiai deadliftą ir hamstringą, jo. Tai deadliftą tai taip, bet, pavyzdžiui, hamstringų čia yra didelis svoris. O 9,7 rodo dabar. Nu ką, aš daryčiau dar vieną pratimą, bet galima eiti kitur. Ne, darom. Darom. 125. O tik dabar, kiek praėjo, kokių 10-15 sekundžių gal parodė. Ir tai jau neaišku, kurį parodė. Jie pastatė labai neseniai. Atidarimas buvo ir Kaune ir Vilniui. Padarė šiaip, ale tai šiknų zoną, užpakalių, atsiprašau, užpakalių zoną, bet iš tikrųjų tai žiauriai geri pratimai. Taip, tai labai patogus. Vat, man irgi tas patinka, tai parodysim. Tai... Mes čia galėsim viską išbandyti. Jo. Davai. Todėl, kad nemoku techniškai daryti pritūpimus, tai darausi ant treniruoklio. Tai... Ir nemoki techniškai su štanga, ne? Jo. Ir pavojinga ir man, kaip ir nugarai nepatogu, aš nežinau, jeigu didesnį svorį imi. Nu, tai čia vis tiek izoliuotas esi. Jo. Ir irgi giliai aš nemėgstu pūktis. Matau. Iki 90 laipsnių kažkur tai taip. Kodėl? Nes nemėgsti. Nemėgstu. Jo. Sunku. Šiaip galima. Su mažesniu svoriu galima žemiau, bet kai uždėsim blynus, tai darysiu 90 jo. Nu, žodžiu, pusmis. Vat man nepatogu, biški, jeigu užkrauni, tai paskui negali pasiekti. Aš kiekvienas aukštas. Supratau. Nu jo. O nesireguliuoja niekaip taip. Kiek dedam? 20. Ir kojas mačiau statai čia, ne? Jo, aš tai dėduosi tenais, bet man atrodo galima ir... Ne, tai jo. Tai čia gal čia gerai, nes kampą gali biškai pasididinti. Mane verčia gal. Nu, davai. Yeah. Davai. Let's go, motherfucker.
Čia biškiai aukščiau galima buvo pasakyti. Taip. Kaip dažnai keiti batus bėgimo? Bėgimo. Išeina kas 1000 km plus minus maždaug išeina keisti ir dažniausiai, kai kilometražas per metus būna 10-12 tūkstančių. Per metus 10-12 tūkstančių. Jo. Čia kaip mašinos išeina. Tepalus keisti reikia? Ir tai išeina 10 porų, jo. Pastoviai turiu kažkur tai 4 skirtingų porų ir kaiteliuoju, nes nesu vienai... Tau vienų batų užtenka vienom varžybom? Jeigu paros, pavyzdžiui. Jeigu paros, šiaip jo, keletą vežiuosi su savim, bet nekeičiu. Bėgu su viena pora. Ir po to jau tie bateliai tampa treniruočių bateliais, nes viskas. Nes va, dėkoju Ultra, kur dalyvauja Iron Taudis, tai 3 poras kažkur varžybą suvaryti tenka. Na jo, jeigu 30 Ironmanų ten bus... Šitą pabandysim gal? Jo, šitas man labai patinka. Aš nesu bandęs. Aš uždedu 15, tau bus, nežinau, gal per lengva. Ai, šitą? Ne, kur... Ai, okei, gerai. Ai. Dar šiaip šitas geras, žinau, šulinys vadinamas. Jo, nugarai. Gal squat. Aš po 10 paėmiau, gali po 5 paimti. Šitas geras. Ir aš kiek supratau, galima keisti kampą ir nuo to priklauso, koks raumo dirba. Rapatinis užpakalio, tipo taip darausi, paskui pasikeliu. Jo, visi skiriasi, teisingai. Jo. Nu ir darai. Bet tikriausiai merginoms, jeigu labiausiai norit užpakalį, tai va šitą padėtis turėtų būti. Jo. Ir jaučiasi iš karto. Va čia šonai, va šitą bandos. Gerai. Ir jisai gan lengvas, aš iš karto prie šulinio einu. Tai darau supersetą. Tas ir šitas. Čia šulinys ar ten šulinys? Čia šulinys. Ai, čia. Tas kitaip vadinamas bell squat. Jo. Nugaro apačiai. Ai, šitas. Jo. O va čia aš tau papasakosiu apie šitą pratimą. Jo, hiperextenzija sako. Jo, jis gali būti hiperextenzija, bet jis gali būti vėl to, ko tau reikia. Tai yra hamstringas ir užpakalis, kad aktyvinti labiau. Tokiu atveju turėtum susilenkti ir kelti, pirmiausia, galvoti apie šitas dalis, kad jas suraukti, tau net nereiktų užsitiesti. Aš tau galiu parodyti. Davai, parodyk. Kiek bėgimas šiaip dabar, tavo gyvenime užima laiko? Dažniausiai bėgimas ir yra mano gyvenimas, tai negaliu atskirti. Ta prasme, čia mano gyvenimas. Tai jeigu vyksta pasirašymas, tai visą dieną, galima sakyti, būna 2-3 treniruotės per dieną, tai bėgi valgai. Kiek kartų valgai tada? Na, dažniausiai 3-4 kartus išeina. Gaunasi, ne? Jo, aš mėgstu prieš pirmąją treniruotę pagrindinę, atsikeliu, nieko nevalgau ant tuščios skrandžio. Anksti 6-7, o jeigu vasara, tai ir 5, nes kai šviečia saulė, jo. Ir mėgstu bėgti pirmąją treniruotę ant tuščios skrandžio, aš išgeriu kavos, išbėgu. Ir tada jau Kavos, jeigu nieko? Jo, gal preparatai šitie dabar vartoju beta-alaniną ir citruliną prieš treniruotę, inoziną. Kavos ir viskas bėga. Ir kiek laiko užtrunka tokia treniruotė? Ir jeigu iki 40 km, tai nepasiimu ne vandens, nei nieko. Tiesiog jeigu labai karšta, tai prabėgdamas kai kuriuose taškuose galima atsigerti vandens. Šiaip tai nieko ne. Ir treniruotė užima, jeigu 40, tai apie 3 valandas. Tai jeigu išbėgi 6, tai grįžti, pusryčiauji, pamiegi. Va, jeigu antra treniruotė salė, tai va, einu į salę maždaug. O kas tavo pusryčiam būna? Po treniruotės aš daug reikia angliavandenių suvalgyti, nes suvartota, jeigu 40 km prabėgi, dažniausiai laikrodis parodo, kad 2000 kilokalorijų sudeginta. Tai ir plius minus maždaug tiek ir suvalgai. Ką valgai? Nes 2000 yra daug maisto. Jo. Dažniausiai tai būna ryžiai, makaronai, gera porcija, vaisiai, baltymų. Arba šeikeris ir dažniausiai aš dabar pasėdęs esu ant kiaušinių. Pas mane išeina per dieną, apie 30, aš nežinau, čia daug, bet be trinio. Ta prasme, baltymų, grinai. Tai kiek pusryčiam tų kiaušinių suvalgai? Nuo 8 iki 10. Baltymų, nes? Taip. Dar kiaušinėje tikriausiai, ne kokią nors?
Verti krepšinį. Okei. Nepučia pilų. Ne. Ten būna, žinai. Man labai gerai eina. Makaronai, vaisiai, kiaušiniai. Jo. Ir tu iš šito maisto tik surinkit virštukas kalorijų? Ne, dažniausiai ir būna, saldumynų kažkokių reikia suvalgyti. Ledai, vasarą labai. Bet būsi čia. Jau ką, man nėra skirtumo, kada valgyti. Ir daug kas nežiūrės, sakys, ne, gal visai gerai, kaip pabūti. Ne, iš tikrųjų viena iš priežasčių, kodėl bėgu, tai galiu pavalgyti normaliai. Po treniruotės. Leidžiu savo, nes prižiūrėti svorio reikia visą laiką, nes pas mane auga apetitas didesnis negu reikia ir pastovi toks alkanas jautiesi. Gerai, toliau, tada kas kaip tau diena atrodo? Pamiegu, pavalgau, einu į salę, irgi po salės irgi pavalgau. Ką pietų valgai? Prašokom, sorry. Irgi tas pats, plius minus aš vienodai galiu kiaušinius, ryžius, makaronus, vaisius. Tu nesi tas toks išrankus labai. Jo, jeigu man patinka maistas, aš galiu, mėnesiais valgau. Bet nesimityti ten kokiais saldūnais, tokiais, vis tiek atsirinkė būtų. Dažniausiai, ne, bet vieną kartą per savaitę mes galim nueiti su žmona kažką ir pizzą suvalgyti, ir suši ir taip toliau. Ir tavo 2000 vienodės, tai čia ta pizza kaip į krosnį. O vakare ką renkėsi? Irgi tas pats, plius minus, visą laiką tas pats. Nu, gal varškės galima, jeigu jau labai reikia prižiūrėti dietos, ten varškės, suogienė, irgi ledai, baltymai, vaisiai, daržovės. Plius minus paprastas maistas. Miega vėl, tai galvoju, kaip gerai, ne? Ne, kad kai aš mėgstu ant tuščio skrandžio bėgti, tai prieš miegą aš galiu užkrauti. Dažniausiai, kad reikia suprasti, dėl ko tai daro, nes kitas paimti, žinai, pradės sakyti, aš čia bėgioju, bet jeigu jūs sportuojate apstai tuščiu skrandžiu ir nėra jums kažkokia tai strikt mityba, kur labai kažkas apribota, tai vakare užkrovą pasidaryti, netgi prieš į salę einant, tikrai bus naudos, nes jūs užkraunat glikogeną, atstatot viską ir jūs tiesiog turite resursų. Aš žinai, kad būtinai tau pridėčiau, kai tu bėgi ryte tuščiu skrandžiu, išsigerk, kur padovanojau balsamino rūgštis. Jo, būtinai. Bet kiek įmanoma saugo tą raumenuką. Dar turi likučių, tai saugo. Taip. Prireiks. Ar gyvenime, žinai. Nes vis tiek, žinai, didžioji dalis bėgikų būna gana kūdė. Taip. Gerai, einam dar mes truputį viešai pasportuosim tada, ne? Gerai, keliaujam tolyn. Labas. Jeigu tau patinka mano kuriamas laidų turinys, drąsiai gali prisijungti prie šio nuostabaus kanalo išlaikymo. Jums tereikia užsukti į mano puslapį papildistas.lt. Norėjau padėkoti, kad esate kartu. Jeigu norite sekti visas naujienas, užsukite į mano Instagramą ir nepamirškite prenumeruoti šio kanalo. Tai va, grįžom į kitą biškį zoną, nebe kojų. Sudarėm, kad pabandysim padaryti keletą pratimų ir viršui, ko retokai daro, nes nereikia tiesiog, normalu. Tai tiesiog, sakom, pabandykim, ką nors nugarai. O aš parodysiu vieną variaciją, kurią galėsite ir jūs išsibandyti. Tikrai daug kuriuose sporto salės yra panašaus tipo treniruoklis. Dažniausiai visi įpratę daryti po vieną ranką arba po dvi plačių paėmimų. Standartiškai primena pristraukimus arba trauką su trosu. Šitą visi esame matę. O mes padarysim biškį kitaip. Tai yra būtent kaip daugiau aktyvuoti ir užkabinti lacą, apačią. Tai yra po vieną ranką. Jėmame delnu į save. Ir traukiam pilnai, važiuojam alkūnę pilnai į apačią, kad čia sutrauktume maksimaliai. Paimsiu kitą pusę, kad jūs matytumėt, ką aš noriu parodyti. Mes ne į čia kažkur traukime, o važiuojam į apačią. Alkūnę. Stumėm, viskas. Mes sustumėm, mentis yra pilnai sustraukusi. Išleidžiam, ištempiam ir vėl. Suspaudžiam. Išleidžiam, suspaudžiam. Išleidžiam, suspaudžiam. Ir va, kiekvieną rankytę po 10-12 pakartojimų. Bandom. Pabandom. Jo. Čia, jo. Dar biškė pažiūrėti dabar. Spaus, mūsų. O. Likė mėsos pastamstą. Nu ir kaip, sunku? Nu, jaučiasi? Jaučiasi. Nes aš įsivaizduoju, žinai, nedariusiam ilgą laiką
tokių pratimų, tai turėtų, žinai... Atrodo, lengva iš karto užsirūkštinį raumuoji. Šalabiausiai, žinai, ko nenoriu, kad paskui tu mane bloguoji, jeigu negėtum blemba. Blet, išbandžiau. Tai dar padarysim porą. Aš užsimesiu, paskui tau numes galėsim, gerai? Gerai. Nes nenoriu, kad bloguoji. Ai, gali. Darysim su 8. Ledų suvalgys ir praeis. Madės. Tai praktiškai, žinok, aš to beveik nieko nepadariau. Viską pats. Ar teisingai suprantu, kad tu dabartiniam gyvenimą etape visiškai gyveni tik tai sportu? Taip. Tokio darbo neturi, ne? Tu nedirbi nieko. Ar tai tau leidžia? Pandemija man davė tokį spyrį biškį. Supratau, kad galima pakeisti kažką. Nes kai dirbau kazino, užsidarė jinai ir nusprendžiau gal pabandyti tapti pro atlet. Jo, iš tikrųjų Lietuvoje gal sunku ką surasti rėmėjų, nes iš rėmėjų tikrai galima gyventi šiuo metu. Tai nes ne olimpinis sportas, niekas nemoka. Taip. Ir šiuo metu turiu keletą rėmėjų, labai dėkingas jiems. Tau... Jo, Audimas, vienas iš jų. Okay. Tai tau leidžiat šiandienai būti sportininku? Taip. Kol rodysiu rezultatus, tikriausiai taip ir bus. Toliau žiūrėsim. Nu, super. Nori žiūrovai svorių? Žiūri į 10, bet pasiėmė 20. Danas Rapšys sakė, kai baigs karjerą, sakė, būsiu kočiuku. Labai rankenos beje nepatogios. Jeigu šitaip daryt, jos patogu, bet nes jos trikampės tokios išeimi, spaudžia visur. Bet nieko, čia tik pasiteisinimai. Nuimam. Ne. Žmogus, kuris mėgsta iššūkius, ne gyvenime. Danas, gal norės irgi pas kokią nugarą pasimatuoti? Danas labai norėjo. Ne, galima. Dyts. Jo, tavo ranka laikykis geriau už čia. Bus biškai toks izoliavimas. Jo, padėsi savo. O, matot? Tik teisinga motyvacija šalia ir viskas. Žmogus, kuris nepasiduoda. Va čia ir skiriasi profesionalų sportininkai. Viskas. Rytoj nepakelsiu rankų, bet... Tu galėtum irgi būti kovotojas. Kovotojai irgi turi tą charakterį. Va teisingai ne tik kovotojai. Tu pagalvoju, tavo sportas irgi reikalauja skauda, neskauda, kad ir kokios netinkamos sąlygos vis tiek turi eiti ir padaryti iki galo. Teisingai? Jo, kartais jo. Tas ugdina tą. Nes vat kovotojai, jie ten, žinai, kraujas gali bėgti, tenais skauda, lūžo, vis tiek eina ir daro iki galo, žinai, kol dais iki galo. Taip, tu pažiūrėk, tu pats, bėgiai 12 valandų praėjo, tu jau nieko nebenori, atrodo, jau čia net ir nesąmonė, bet vis tiek, per save ir eini ir kol eini iki galo. Čia visose sportuose tikriausiai, bet to rezultato nebus, reikia per save lipti visą laiką. Ne, bet kas gali būti profesionalių sportininkų, čia yra, žinai, charakterio savybės. Tai reiškia, žinai, tinkamai išugdytas charakteris jaunystėj, profesionalus sportavimas, žinai, ką darei, kiek 10 metų ir laimė? Jo. Tavo tėvukas, nesakei? Taip. Nu tai vat, įskiepijo nuo mažens. Dadedam? Ne. Nori? Gerai, ne. Aš tai žinai, galiu. Sakė, nepakanka, kad nori, kad nugaras skaudėtų. Jis skaudės ir krūtinė. Pabandysim padaryti vieną pratimą krūtiniai. Atrodo, tikrai bėgikam nereikia, bet mes padarysim. Tiesiog norim prisiminti gerus laikus. Tai, kad nedaryti standartinių štangos spaudimų su hanteliais ar plėšimo su hanteliais, kas visiems pažįstam ir tikriausiai labai tikiuosi, kad jau klaidų nebedarote. Padarysim tokį paprastą pratimuką, o kaip tik guli kažkieno netvarkingai palikti hanteliai, mes jais ir pasinaudosime. Tai parodysim pratimuką krūtiniai, kad skaudėtų rytoj teisingai. Tai kiek neįprastas atsigulus kampu. Kampas čia tikriausiai kiek čia kokių 7 laipsnių, ne? Kažkas 8. Gal mažiau, nežinau. Tiesiog hanteliukai
juos va šičia prie savęs ir išspaudžiam iš apačios. Galvos nelaikykit, va čia, nes pradės paskui sprandas kodėl. Tai geriau pasidėkit. Bandom. Atsiguliu. Jo. Taip. Aha, prie savęs. Taip toksai. Čia, jo. Jo, tarsi išspaust. Arčiau savęs vesk rankas. Per toliai nueina. Arčiau alkūnės. Va. Va. Spaus. Va. Bet tu per daug raumeningas kaip bėgikas. Ir stengiais nepaleisti prie savęs laikyk alkūnės. Ai, okei. Jo. Kontroliuok. Giliau nevažiuok, jo. Va. Šitą dalis akcentuojam. O. Aleksandras Sorokin daro grūdaką. Kada paskutinį kartą darė grūdaką? Oi. Irkluotojo laikais. Rimtai? Ne. Tipo į salę, kai eidavai, visai nedarydavai? Na, nu, jo. Padarydavai gal kartais? Jo, tikriausiai. Bet vis tiek čia gal 10 metų praėjo. Va, čia pagrindinis pratimas. Ok. Tu pasilik šitą savo, aš pasimsiu kitas vodžiu. Nebent norėsi pasikelt. Pažiūrim, ką paimsi. Ne, šiaip man pakanka 7 kg. Va. Pažiūrim, ką paimsi. 2 po 30. Kadangi bėgi ultras, niekada negalvoji apie maratono bėgimą. Tiesiog, kaip olimpinio atstovauti Lietuvai, sudalyvauti. Ne, ten visai kita virtuvė ir ten visai kiti greičiai. O kas kitai? Ten reikia bėgti labai greitai. Bet pats, pavyzdžiui, tu minėjai, kad iš pat pradžių užsikeli labai aukštą tempą. Kai bėgi, pavyzdžiui, paraš, matęs tas varžybas. Tu bėgi, tempas tavo, tai gal vis tiek čia nepakankamai geras? Jo, nepakankamai geras. Aš esu bėgęs, grinai buvo pasiruošimas maratonui ir mano laikas ten 2:25 sekundėmis labai lėtas skaitosi. Reikia bėgti 2:10, tada būtų labai geras rezultatas 2:15. Su tokiu laiku nieko nepasieksi. Ir olimpinis normatyvas dabar labai didelis, ten 2:08, man atrodo, 2:06, 2:08 sekundėmis, tai labai greitai. Tai dabar nusprendėm, kad dabar reikia padaryti dar vieną pratimuką pečiams. Pečių mostai, žinai, pratimą, ne? Mokyti daryti. Taip. Mokyti taisyklingai daryti? Ne, nemoku. Labai gerai. Labiau nei gerai, nes pusė kočiojančių salį nemoka, tai žinai. Padarysim iš tikrųjų nekočiokišką versiją. Esu daręs su kovotoju, su Mindaugu Narausku. Pratimo esmė yra, kad čia būtent daugiau pečių raumens ištveriai. Tai pratimas yra toks, kad darom 10, tada ant paskutinio fiksuojame viršuje ir aš skaičiuoju iki 10 sekundžių, nuleidžiame, tada darom 9, ant paskutinio 9 sustojam, skaičiuoju vėl 9 sekundės ir taip mes nueinam iki 0. Oho. Bet su mano komanda. Gerai. Gerai? Kaip matot, svoriai pas Sanę 2 kg, pas mane 3, praktiškai jėgas išsilyginom. Tai 1-2 važiuojam? Gerai. 1, 2, 9, 10 fiksuojam, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, važiuojam. 1, 2, 2, 1 ir 1. Nu, kaip? Gerai, degina. Atkirto, ne? Jo. Kol nepradėjom daryti, dar turiu vieną klausimą. Ar turi dar kitų gyvenime hobių, kas patinka, ko domiesi, ką užsiemi, nežinau, kolekcionuoji markutės ar nors?
Su žmona mėgstam keliauti, bet jeigu namuose, tai video žaidimai. PlayStation 5. PlayStation žaidė? Jo. Kelintą turi? 5. Kaip kitai? Čempionai naujausias. Ką mėgsi žaisti? Šiaip Dark Souls serija. Žinai tokias? Ne. Dark Souls, Aš nesu Bloodborne. Čia RPG ar kas čia? Jo, RPG. Dark Fantasy. Eini ir daužai. Misijas darai, ne visas? Okay. Tai grįši šiandien žaisti dar? Neturėsiu dar laiko, dar bėgiuosi, dar su žmona, kur nueisim šiandien. Vakarė, ne? Ok. Gerai, tada dabar parodysim pratimą paskutinį. Šiandieną jau nebekankinsiu nei tavęs, nei žiūrovo. Padarysim pratimuką tricepsui. Tiesiog leido pasirinkti, padarom bicką, tricką, sako, davai tricką. Tai pratimas tricepsui, šiaip jis reikia, merginos naudoja prisirišti prie kojų, kai daro tos vadinimus atvedimus su trosu, tai vat, čia toks vat, radome lemonę. Tai tiesiog pasireguliuojam aukštį ir svorį, aišku. Tai vat, tricų pratimukas, atsistojam tiesiog aukštį pasireguliuojam maždaug galvos, kad būtų. Galim būti aukščiau kelt, bet toksai bus neteisingas vedimas, tai pasirinkit trosų bloką, kur būtų reguliuojamas aukštis. Ranka šičia, darom lengvą žingsnį į priekį, su šitą ranką galim pasilaikyti, ranka nekvažiuotų į čia ir tiesiog važiuojam tiesiai. Aš bijau, kad neatsirakintų. Tiesiam ir čia vedam į galą. Principą pasiekėm savo ausį ir važiuojam į priekį. Nu, maestro, bandom. Pradžiai jo, ne, šitą ranką imk. Taip. Šitą imk, jo. Vat, ne, taip pastovi. Jo, nuo savęs vedi. Aha. Galim svarbu mažinti. Ne, gerai. Jo, pasigauni tą inerciją, tada važiuoju. Yra nesytė, dar pasitė. Молодец. Jaučiasi. Rytoj nepaeisiu. Rudakas, tricas. Apėjom viršų. Principė apėjom viršų. Iš tikrųjų, jo, gavosi, padarėm nugaros biškį, padarėm krūtinės viršų, padarėm pečius, pradėjom čia, nes bicką įsijungė šį čia darant, tai mes bickos net į principą nereikėjo imti. Kaip tu treniruotė šiandien? Ačiū už treniruotę. Jo, labai ačiū, kad pasportavom, iš tikrųjų, smagu buvo. Šiaip ką dar norėjau žinai pasakyti, pas mus dažnai žmonės pradėdami sportuoti, kaip ir tu pradėjai, ne? Kalbu apie tai, kur pradeda bėgioti, ten dviratį minti, dažnai, pavadinkim, persistengia, ne? Įsivaizduokim situaciją, kad žmonės, didžioji dalis, tarkim, tų žmonių tiesiog sėdi ir nusprendžia, kad kardinaliai dabar pradėsiu išbėgioti. Arba aš pradėsiu minti ir ten pradeda neįvertinti savo galimybių tą daryti. Dažnai tai būna, kad kūnas atrodo lyg gali. Raumuo adaptuotis jisai gana greit gali, beje, raumuo turi atmintį ir nubėgti pradeda kaip ir galima, bet atsiranda įvairūs skausmai. Ar tu jau kaip nors patarimą? Jo, visų pirma, nereikia skubėti, palaipsniui viską daryti, palaipsniui didinti savo apimtis, greitį ir taip toliau. Visų pirma, pradžioje reikia padaryti bazę. Kai aš sakau, kažkur tai nubėgti 1000-2000 km, paprastai, lėtai, užtikrintai komforto zonai. Kiek laiko tai turėtų maždaug būti? Na, žiūrint, jeigu bėgsi 3-4 kartus per savaitę, po 5-10 km, tai skaičiuokit kažkur tai, kiek čia išeina. Per savaitę, jeigu 20-50 km, tai 20 savaičių, tai gan ilgokas tarpas, taip išeina pusę metų. 5, galima sakyti, mėnesiai, grinai komforto zonai bėgimas, kad adaptuotųsi visos sistemos, širdies, kraujagyslių, sąnarių, raumenų ir taip toliau. Ir ant tos bazės jau galima kažką daryti. Nereikia ten įmantrių kažkokių tai bėgimo treniruočių daryti, pagreitėjimų ir taip toliau.
paprastas lėtas bėgimas ir paskui ant jos jau statyti kitą visą Čia prisižiūri, žinai, tos įbėgimus visus ir bando visi, pabėgiojo mėnesį ir jau pradeda tas įmantrės treniruotės. Tai aš labai su tavim sutinku šitą vietą, kad nepersistenkite, nes paskui ateina, tokie žmonės dažniausiai ateina paskui pas mane ir sako, man tą skauda, man raumenis skauda, neatsistato. Stebuklingos piliulės ar papildo, kuris padarytų tokį darbą, kad nuimtų tą skausmą ir nėra. Problema yra, kad atrodė jums, jog jūs galite, raumo gal ir galėjo, bet negalėjo visi jungiamieji audiniai. Atsiranda skausmas. Raumens nepamaitinate taip, kaip reikia, nes prie krūvio automatiškai turėtų ir mityba būti visas tvarkyta, baltijos ir visa kita, angliavandeniai, glikogenas. Jūs neturite tenai susitvarkę, puolate daryti fizinį krūvį nepaskaičiuotą ir atsimušti tokias problemas. Tai, kad to nedaryti, tiesiog paklausykit, ką sako profesionalus sportininkas, profesionalus bėgikas. Viskas daroma nuosekliai. Niekas nesugalvokit, kad dabar aš nebėgioju, pabėgioju mėnesį ir aš dar už mėnesį maratoną bėgsiu. Gal ir nubėgsi tą maratoną, jeigu tiesiog lažintis galima. Jo, bet viskas yra kaina ir tiesiog pasisverkite. Tai šito atveju, ką tu pasakai greičiausiai, pirmas sezonas turėtų būti pripratimas prie savęs, susipažinimas su pačiu sportu, antrą sezoną galim galvoti apie varžybas kažkokias. Taip. Bazė, pasirinkit bazę, ant bazės viskas. Nesupratau? Tikiuosi pasimsite žiūrovai ir šitą žinutę. Mano paskutinis klausimas jau prie visų klausimų buvusių šiandieną, nes man labai įdomu buvo tave pašneginti ir daug ką sužinoti. Paskutinis klausimas, kokio gyvūno tu temą pasirinktum, jeigu būtum gyvūnas? Šauna. Šuo, tikriausiai. Dažniausiai, kad šaunai galą pirmasis ir turėtų būti. O kaip įsivaizduotum, koks galėtum šuo? Toks medžioklinis, aš nežinau, tų veislių visų, kaip jie vadinasi, bet... Skalikai? Gal. O tie, kur triušius gaudo ar paukščius? Ne, viskas darbai. Tai ačiū tau dar kartelį už skirtą laiką, žinau, kad intensyvus treniruotės, pats ką pasakei, žinai. Jeigu tokį filmavimą pasidaryti, tai susigaišta keletą valandų, greičiausiai miego sąskaita, pietų miegelio, ar dar grįžęs tais pangos? Aš jau padariau treniruotę, pavargiau, pamiegojau, tai viskas gerai. Čia spėjai šiandien viską pradėti? Jo. Ok. Nes dabar vasara viskas, 5 ryto viską pradėjau. Supratau. Tai va, žiūrovai, ačiū, kad žiūrite, būtinai rašykite komentarus, pasiekite šitą žmogų, pasiekite, ką daro, tikiu, kad bėgimo pasaulis daug kas sekate, bet jeigu kažkur pramazinote, drąsiai tą darykite. Ir, spauskite like, subscribe ir susitiksime kitose laidose. Viso. Iki.